Legendą noriu jums parodyti. Continentalis Mark V 1979 metų. Kad jūs tik galėtumėt pamatyti, kokia jis yra dydžio. Aš neįsivaizduoju, žiūrėkit. 1, 2, 3, 4, 5, 6 beveik su pusę metro dydžio. Kupas 2 durų, 79 metai. Jie buvo 2 variklių, eidavo 6-6 arba galima buvo pasirinkti 7-5. Tai čia nežinau, kuris atsidaro lempos. Nežinau, čia restauruotas ar toks išlaikytas, labai visas gražus. Jau matau parduotas, yra 30 000 mylių tik tai nuvažiavęs. Daug chromo, kokios durys dydžio. 2 metrų durys turbūt. Čia stogas tvarkingas. Labai gerai atrodo iš tikrųjų. Gal ir išlaikytas buvo tiek metų. Gal nedaug važinėjęs, realiai nuo 79 tik 30 000 mylių. Wow, bet tik kaip atrodo. Bet žiūrėkit, aš jums parodysiu priekį, tai jūs iš vis aфигėlinsit, kaip čia atrodo viskas. Veliūras, kilimas. Jūs pažiūrėkit, kokio storio kilimas. Kokio dydžio pats kilimo dydis, aukštis. Fordas Mark V. Čia veliūrinės sėdynės. Galas. Vairiukas plonas tais laikais, nežinau, kodėl jie įsivaizdavo. Elektrinės sėdynės buvo jau. Pasižiūrėkit, kaip jinai atrodo. Mašina parduota, gal nesupyks, bet kokie krėslai, kad jūs galėtumėt pajausti šitą jausmą, kaip sėdisi. Grinai kaip iš tų senų filmų sėdėjai, senas dainas 80 metų ir važiuoji. Koks skidelis, pažiūrėkit prietaisų. Eik tu savo, čia tokia legenda. Senoji radija. Bet ant tiek išlaikyta, pažiūrėkit sėdynės, kaip veikia, viskas reguliuojasi. Pirmin, atgal, langai elektriniai, įsivaizduojat. 79 metais čia aš įsivaizduoju, kad ir kondicionierius jau turėtų būti. Nors nesu užtikrintas, bet jo, ir AC, įsivaizduokit. Koks sėdėjimai, žinokit, grinai American Dream. Čia buvo mašina, tai nežinau, širdžių ėdikė. Grinai kaip krėslė sėdėsi, jūs pažiūrėkit į tos sėdynės. Kapitoniniai krėslai, koks kilimas. Namuose jau nieks nebenina tokių kilimų. Wow, žinokit, čia tikrai legenda. Stiklas, kad ir viengubas, bet labai storas. Labai gražus modelis. Už kiek jis išėjo į aukcionį toksai. Arkos padarytas čia tokios, kaip pas ryklį. Nu, įspūdingas tikrai.